Mieli broliai ir seserys, šiandien Jėzus mums pasakoja palyginimą apie fariziejų ir muitininką. Fariziejus eina į šventyklą, bet jis nieko nesuprato apie Dievo meilę. Jis laikosi įsakymų, viską daro teisingai ir stoja prieš Dievą su dvasiniu gyvenimo aprašymu. Ir tada galvoja, dabar Dieve, aš padariau savo dalį, dabar tu turi mane mylėti. Bet viskas yra apversta, nes Dievo meilė yra pirma. Jei padarei ką nors gero savo gyvenime, tai Dievas palietė tavo širdį, jis tau davė malonę. Ir vis dėlto, kiek kartų elgiamės kaip fariziejus, mes meldžiamės, darome atgailą, pasninkaujame ir tada stojame prieš Dievą, tarsi sakytume, dabar gali mane mylėti. Bet tai yra beprotybė. Dar prieš tau egzistuojant, Dievas jau tave mylėjo, amžina meilė. Dievas svajojo apie tave. Galbūt tavo tėvai neplanavo tavo gyvenimo, bet Dievas norėjo tavęs nuo amžinybės. Jis tave sukūrė, jis tapo žmogumi, jis mirė už tave ant kryžiaus. Viskas prasidėjo jame. Net tavo troškimas mylėti Dievą jau yra malonė. Kaip sako šventasis raštas, Dievas yra tas, kuris jumise veikia ir norą, ir veikimą. Tai reiškia, mūsų meilė nėra pirma, ji yra atsakas. Ir net šis atsakas yra palaikomas pačios Dievo meilės. Todėl muitininkas, nuolankus, musdamasis į krūtinę, grįžo namo išteisintas. O fariziejus pilnas savęs negavo malonės, nes parašyta, Dievas priešinasi išdidžiesiems, o nuolankiesiems teikia malonę. Todėl nusižemink prieš Dievą, pripažink, kas esi, pasitikėk juo, atiduok jam savo rūpesčius, nes jis rūpinasi tavimi. Kaip sakė šventasis Pilypas Neris, vaikeliai, būkite maži, būkite nuolankus. Šiandien nuspręsk būti mažas prieš Dievą ir jis tinkamu metu tave išaukštins. Tegul Dievas tave laimina.